mano žąsinai. Jie supranta, kad aš pareinu iš darbo, jie labai prašo, bėga artin, vandens reikia įpilti. Lesa žolytę, lesa grūdus, kviečius lesa. Ir kitus daržovių lapus įmetam ir kopūstų lapus, ir kitokius lapus jie mėgsta. Ir auga labai gerai, jų turim 12. Nu ką, prieš kalėdas liūdnas galas. Čia mano šyp, ragoškė su ragais ir negi be ragų. Meržą užkytęs, pienuką geriam, kavą balinam ir sriubą, kaip reikia pienišką pasibalinam. Dabar jos biškai buvo susirgę, tai mažiau pienų davė, kai daugiau pienų duoda, tai aš ir sūrį padarau. Ir labai skanus Vincentas Sakas išmokė, kaip su fermentu daryti. Ir pasidarė labai skanus, panašiai kaip mozzarella, gal jie su sūriu, toksai su sūriu, salotos jau su sūriu. Tai yra su pomidorais, o už to sūriu pomidorais. Labai skanus. Na, eisim namo, eisim jau. O eisim namo gerus, užkytis gerus. Tau yra aviliai už nugaros, tu avilių kiek čia yra, nes atrodo taip nemažai. Žentas čia užsiima bitininkystę ir dabar jau turi 18 bičių šeimų. Per šią vasarą labai daug spiečių prisigaudė, avilių pasirūpino, čia pats rekonstruoja, juos perdirba ir dabar turim daug bičių. Nežinia, kaip jūs išgyvens ir kiek jūs prineš medaus, nes labai netinkamas buvo oras. Šalta, visas birželis, lietus šalta. Tai bitės žento ūkis, o tie paukščiai, kiek čia jų turi, čia jūsų ūkis? Taip, turiu tai apie 18 vištų ir gaidį, 12 žąsų. Turiu 18 triušių, čia su prieaugliu jau yra. 2 ožkas, jau ožkiukai parduoti nebeturim. O dar turim 3 katinus. Didelį šunį, mažą šunį, tai turim, užtenka, čia to darbo užtenka, didelė teritorija ir daržas prie namų. Tai tikras apgyventas kievas, viską. Taip, užtenka.